patinka sirgti už Lietuvos rinktinę? Taip. Ar patinka tau būti sirgaliu? Taip. Taip. O tau ar patinka būti sirgaliu? Labai. Jūs iš Australijos ir kiek vėliavų su savim atsivežė? Mes 6, bet visuomet, kai mes atvažiuojam į varžybus, mes surandam kitų, kur atvažiavo irgi iš Lietuvos. Aš iš tikrųjų apie 12-14, aš tikrai nežinau, bet mes iš pradžio mes 6 buvom. Kiek jau metų jūs keliaujate, palaikydami Lietuvos rinktinę? Čia yra mano pirmas sykį, bet aš buvau olimpiadoje Sidnėje, kur aš tenais gyvenu. Ir tenais labai geros varžybos Lietuva padarė, trečią vietą. Nors ir Lietuva šiais metais neiškovojo jokių medalių, tačiau kaip jums čempionatas? Labai malonu. Labai čia būti Lietuvoje dėl čempionatą. Čia yra, žinai, aš esu su sūnu ir čia turbūt aš nematysiu mano gyvenimą. Ta patį, žinai, veiksmą kaip čia yra dabar. Labai įdomu. Labai. Šaunu, smagu. Na ką, ateičiai palinkėkime dar medalių, kad tikrai būtų. Mes olimpiadoje Londone mes gausime medalių. Auksą. Mes laimėsim. Londonas, galiu pasakyti drąsiai, jau praktiškai yra užsakomas. Ozi, ar tu už Lietuvą? Na taip, ir Ozis už Lietuvą. Pasakymas teigiamas, jis visada, jis tik ne visada pasako, bet iš tikrųjų jis visada galvoja taip. Ozi visada su mumis. Į kurią šalį jau bilietai nupirkti ir paruošti? Kaip manot, ko čia trūksta? Čia trūksta Londonas. Ir jis bus. Barbra Streisand. Jūs pasakykite, iš kur jūs ėmėtės tiek tos energijos? Iš alaus. Prisitaikai tiesiog, žinai, anksčiau būdavo rungtynės 6 čempionate, po to padarė 9, dabar daro 11. Nu, lauksim, kai bus 13, 15. Ir važiuosim į Londoną. Žinom, savaime aišku.